Sveiki, aš esu Inga iš Sign-on-Tap ir šiandien noriu Jums pristatyti naują Sign-on-Tap funkciją. Viena iš dažniausių lėtesnio pacientų priėmimo registratūroje priežasčių yra tiesiog ilgas duomenų suvedimas. Ypač, kai tai vyksta registratūroje ir ypač, kai apima ilgus klausimynus ar ilgus dokumentus, kuriems užpildyti pacientai skiria 10 ar daugiau minučių. Būtent todėl Sign-on-Tap dabar leidžia pradėti pildyti formą per statinę nuorodą. Šią nuorodą galite įtraukti į vizito priminimo SMS žinutes ar laiškus, tiesiog, kad pacientas užpildytų formą dar prieš atvykdamas į kliniką. Galiu parodyti, kaip tai atrodo, tiesiog paspaudus ant nuorodos. Nuoroda yra visada tokia pati ir veda visada į tokį patį šabloną, kurį pacientas galėtų susipildyti tiesiog nuo nulio, vesdamas savo duomenis labai patogiai tiek savo telefono ekrane ar kompiuterio pele. Štai. Ir visą tai jisai galėtų padaryti dar prieš atvykdamas į kliniką ir tai sutaupytų begalę laiko, nes atvykus užtektų iš jo paimti tik tai biometrinį parašą planšetės ekrane, kurią jūs ir naudojate pas jūs registratūroje. Visgi yra dar vienas būdas, kaip tai padaryti dar paprasčiau. Mes turime integraciją su kvalifikuotais autentifikacijos tiekėjais, todėl inicijuojant nuorodą, mes taip pat galėtume įjungti ir reikalavimą pacientui prisiregistruoti, prisijungti, naudojant kvalifikuotas priemonės, tokias kaip Mobile ID ar Smart ID. Taigi, suvedęs čia savo duomenis, pacientas būtų nuvedamas lygiai taip pat į tokią pačią formą, iškart joje matytųsi tikrai teisingi jo vardas ir pavardė arba galbūt asmens kodas, jeigu to reikalauja tikrai pats dokumentas. Ir pacientas jau galėtų čia susipildyti viską ir toks dokumentas būtų išsaugomas elektroniniam archyve, ten pat, kur ir visi jūsų dabar pasirašomi planšetėse dokumentai. Iš tikrųjų, paslauga yra labai patogi ir tikrai sutaupo daug laiko. Kaip ir minėjau, galima būtų siųsti tą statinę nuorodą tiek SMS žinutę su vizito priminimu, tiek ir elektroninėme pašte. Taip pat, kadangi tai yra statinė nuoroda, labai paprasta yra sugeneruoti ir QR kodą. Pavyzdžiui, čia matote du variantus. Vienas iš QR kodų yra su autentifikacija, reikalaus jūsų suvesti jūsų Mobile ID arba Smart ID duomenis, o kitas yra be autentifikacijos. Prašau, tikrai skenuokite ir bandykite. Iš tikrųjų, QR code skanavimas yra labai patogus ir tuo atveju, jeigu jūs šį kodą padėtumėt registratūroje, aiškiai matomoje vietoje, kur pacientas vos įėjęs galėtų iškart ištraukti telefoną, nuskenuoti kodą, susivesti savo duomenis dar prieš ateidamas prie registratūros ir jam einant toliau, registratorė jau matytų jo duomenis ir jo pas save sistemoje. Iš tikrųjų, tikrai be galo patogu. Na, o trečias variantas, kaip galima naudoti QR kodą, yra masinis sutikimo pildymas. Juk tikrai pasitaiko, kad išvažiuojate atlikti sveikatos patikrinimą įmonėse, ar ne? Arba atlikti vakcinacijas įmonėse, kur vienu metu reikia dirbti su dideliu kiekiu pacientų. Tokiu atveju, vietoj to, kad klientas stovėtų ar ne eilėje prie vienos planšetės, kur pasirašys jam reikalingą sutikimą ir užpildys klausimyną, vietoj to jie taip pat galėtų nuskaityti tiesiog QR kodą, supildyti visą tai savo telefone, jeigu norite iš karto ir su kvalifikuota autentifikacija, jokio laiko gaišimo, pasirašė, nuėjo, jūs jam atlikote vakcinaciją ir viskas, darbas pabaigtas. Paprasta funkcija, bet keičia labai labai daug. Greita, saugu, patogu pacientui. Nuskenuoji, užpildai ir eini. Tikrai kviečiu išbandyti. Jeigu turite klausimų, tikrai drąsiai kreipkitės. Mes esame visada su jumis. Sign-on-Tap. Geros dienos.